Kai turi gerai, prisimeni, kaip turėjai galbūt blogai, bet ir tai dažniausiai prisimeni, ar ne? Tai labas, aš esu Birutė, jeigu tu manęs dar nematei, parašyk man būtinai labas į komentarus, man patinka pasisveikinti, o apie kągi aš? Apie tai, kad mes dažniausiai pamirštame, kad mes turėjome blogai, kai jau turime gerai. Ir šį kartą noriu pakalbėti tema vidurių užkietėjimas ir refliuksas. Dėl ko jungiu vidų šitus dalykus, nes pati turėjau ir turiu tokius dalykus, ar ne? Ką turėjau, tai vidurių užkietėjimą, o ką turiu, refliuksą, nes jisai niekur nedingsta, jį tiesiog nuramini ir su juo gražiai gali gyventi. Tai kuo toliau, to dažniau tenka išgirsti, kad net ir mažiem vaikam yra nustatoma tie patys refliuksai, tas pats vidurių užkietėjimas labai dažna problema, ar ne? Jį galima susitvarkyti su maistu, tą patį ir refliuksą. Du dalykai, kurie labai labai susiję ir kuriuos galima susitvarkyti su labai gera mityba, griežta mityba, ar ne? Na, man nesigauna tas griežtos mitybos, aš labai mėgstu kavą, ko prie refliukso griežtai negalima, aš labai mėgstu įvairių maistą ir papiknaudžiauju juo, tikrai neslėpsiu, aš labai žaviuosi žmonėmis, kurie sugeba išsilaikyti labai griežtos mitybos, pagarba jums, tikrai pagarba, labai žaviuosi jumis, bet aš ne iš tų, aš tikrai neslėpsiu, kad aš papiknaudžiauju įvairių maistų ir turėdama refliuksą, aš galiu gyventi be vaistų, turėdama stiprų refliuksą, nes po to, kai man nustatė refliuksą ir man išrašė vaistus, tai po vaistų vartojimo aš pyliau rūgštimis, tiesioginė to žodžio prasme, nuo visko. Pasilenkdavo ir tiesiog putom eidavo. Tai kai dabar jį prisimenu tą blogumo jausmą, tai galvoju, dievaži, kaip aš gerai dabar gyvenu. Aš neturiu tokių simptomų, ar ne? Kai jau aštraus maistą gerai pavalgiau Turkijoje, tada tai prisiminiau, kas yra rūgštis, ta prasme. Bet tai buvo tikrai po tokio mikso su jalapenais viskas, tai nėra ko norėti. Bet vis tiek vaistų man nereikėjo, aš nusiraminau su natūraliu gėriu. Kas susijęs su viduriais? Nuo paauglystės, kiek save prisimenu, maždaug nuo 14-15 metų, pas mane vidurių užkietėjimas. Ir labai rimta problema, ko aš tik nebandžius. Ir sėklų, ir arbatų, ir laisvinamojų. Visko, iš tikrųjų. Tiek į save suvarius nesąmonių, kaip pagalvojus, ksenos labai, slyvos. Ten, belekas, iš tikrųjų, ne? Ir ką daro laisvinamieji? Laisvinamieji mums padaro meškos paslaugą. Išvaro visus skysčius, viską išvalo iš organizmo ir mums padaro dar blogiau. Tai yra labai blogas dalykas, nes tuo metu atrodo mums, wow, palengvėjom, mes įsivalėm, bet ne. Įsivaizduoju, kad tavo žarnyne yra gaureliai, tie gaureliai aplimpa kakais ir tu išvalai. Tai ką tu išvalai? Tu išvalai su skysčiais, praskystini, labai ramu, labai malonu, tu praskystini tiesiog tą savo žarną, išvalo tavo, ar ne, išmatos išeina, bet viskas, kas lieka aplinkui, taip ir lieka aplinkui ir dar kaupiasi, o dar labiau kaupiasi, nes jau skysčių organizme pritrunka ir gilini problemą, plus užkietėję viduriai tai ne vien yra bloga savijauta, sunkumas ar panašiai, tai yra užterštumas organizmo, tai yra bloga savijauta, tai yra silpnumas, tai yra blogas burnos kvapas ir panašiai. Beje, kas susijęs su burna ir refliuksu, jeigu tu turi refliuksą, jeigu tu jauti, pavyzdžiui, rūgštis, tai nepamiršk, kad tau labai brangiai kainuos tavo dantų tvarkymas, nes rūgštis ėda emalių, o emalis mūsų laikais labai brangiai kainuoja. Tai ką aš rekomenduoju nuoširdžiai ir pati vartoju, ir va dabar irgi prieš vakarienę irgi įsipilsiu, tai aš labai nuoširdžiai rekomenduoju šį gėrį. Čia yra alavijas, jis yra skystas, jis yra dozuojamas, galima ir vaikam ir suaugusiam. Yra 4 dabar šiuo metu rūšis mūsų alavijų, mano pirmiausias yra šis, nes čia yra organizmo detoks, vidurių pagalba, refliukso raminimas. Ir kai manęs klausia, tai ar alavijas nuramins rūgštis, sumažins rūgštis? Tai alavijas nei mažina, nei didina rūgštingumą. Jis tvarko skrandžio pH. To pasiekoje mes nejaučiam blogų simptomų. Jo sudėtyje tiek vitaminai, mineralai, medžiagos, kurios mažina uždegimą. Tai reiškia, mūsų imunitetas stiprėja. Čia plus yra išskirtinis rinkoje yra šis su akai uogytė. Tai yra širdies prevencija, ar ne, širdies ligoms, tai yra kraujagyslėm labai sveika. Tai yra konkretus organizmo detoksikacija ir tai yra energija, sveikata viename. Ir kas man labai patinka, kad jis tinka ir vaikams, ir seniorams. Priklausomai nuo dozuotės. Tai jį vartodama, aš jį vartoju dažnai, neslėpsiu, aš darau labai mažas pertraukas, nes aš labai geriu stiprią kavą, ir šiandien irgi bendradarbė sako, kiek tu kavos išgeri? Sako, tau širdis nesidaužo, viskas tvarkos, ta širdim, bet aš labai myliu kavą ir labai stiprią, ir pas manęs kiekiai tikrai būna nemenki, tai
vartojant alaviją, aš galiu mėgautis kava su savo refliuksu. Aš galiu mėgautis įvairių maistų, aš galiu valgyti įvairių maistą, aš nejaučiu jokių blogų simptomų ir aš turiu normalius vidurius. Aš kiekvieną dieną galiu išeiti į WC. Tai kai turi gerai, dažniausiai pamiršti, kaip turėjai blogai. Ir kai turėjau blogai, kai, negražu taip sakyti, bet ir su kraujais, su viskuom jau eidavau, tai aš neįdavau pas gydytojų šią klausimą, nes sakiau, prie mano užpakalio niekas nelys. Aš bijojau eiti šito klausimo, aš nenorėjau ir su šiuo gėriu aš susitvarkiau. Tai kiekvienam, kas turi problemą su viduriais, su virškinimu, labai rekomenduoju. Vėlgi, prisivalgiai cepelinų, picų ir panašiai, pasiėmei, vietoj kažkokių fermentų sintetinių, pasiėmei natūralaus gėrio. Ir išgėriai. Ne tik kad virškinimui padėsi, bet ir savo imunitetui ir grožiui ir visą sveikatą pagerinsi. Tai yra tikrai nuoširdi rekomendacija šiam, nes, kas išbando, kas vartoja tikrai kursą, o ne tik, kad vieną butiliuką pavartojau ir viskas, kas vartoja visą kursą, tikrai jaučia rezultatus. Tai ką, sakau, į sveikatą jums. Pati išvartosiu po truputėlį, išgersiu savo skanų įgėrimą, beje, jis ir skanus. Tai dar irgi viena nuodėmė. Kai nori skaniai atsigerti, galima pasidaryti atsigerti. Ir jeigu tau aktualu, irgi šios problemos, ką aš išvardinau, nes tai yra mano asmeninė patirtis, aš iš tikrųjų, kad jisai nepadeda, man niekas negali pasakyti, nes aš žinau, kaip jisai padeda. Tai jeigu tau irgi asmeniškai aktualu tos problemos, ką tau išvardinau, gal tu turi artimą žmogų, kam irgi yra problema su virškinimu, su rūgštimi, su žarnynu, kraujagyslių sistema. Taip pat, jeigu yra, iš tikrųjų, jis daug labai ką daro. Kitas dalykas, mes vaikų, tarkim, kitos spalvos ir prailginto vitamino C, naudojame iš tos pačios firmos, ar ne, mes ištraukiam iš ligų vaiką. Tai kai turi ištisai sergantį vaiką ir staiga jisai neserga, staiga susirga ir maždaug, palauk, tu susirgai, nesupratau, tai atpranti. Tai kai turi gerai, pamiršti, kaip turėjai blogai. Tai linkiu visą laiką turėti gerai, kad nereikėtų prisiminti, kaip yra blogai. Ir iš tikrųjų, Ramūnė, parašysim asmeniškai kainą ir kaip galite įsigyti ir pigiau iš tikrųjų, nes aš visą laiką rekomenduoju registruoti su mano nuoroda ir įsigyti pigiau. Ir tą papasakoju visą laiką, aš, kai sakau, tampu jūsų asmeninė konsultantė. Tai linkiu visiems turėti gerai, kad nereikėtų prisiminti, kai buvo blogai, bet aš turiu ką prisiminti ir turiu su kom palyginti. Lygiai taip pat vaikas nuolat sirgo ir neserga. Lygiai taip pat pas mane buvo labai prastai su to pačiu refliuksu ir dabar yra gerai. Lygiai taip pat pas mane buvo baisi problema su viduriais, nes jeigu tu išeini 3 kartus tik per savaitę, jau gydytojai skaito, kad tai yra lėtinė liga. Tai pagalvok apie tai, jeigu pas tave viskas kaupiasi organizme, reiškia pas tave bloga savijauta, bėrimai, energijos trūkumas, viskas ir žarnynas užterštas, reiškia užteršti ir mes, ar ne? Tai ačiū labai už tai, kad žiūri. Jeigu galvoji, kad kažkam bus aktualu, pasidalink šio video. Jeigu kyla klausimų, labukas irgi tą švytinti, tai žinoma švytinti, su makiažo bazė švytinčia pasidažiu šiandien. Iš tos pačios kompanijos, suvokim, galima ir lūpų dažai, ir makiažas, ir plaukai. Žodžiu, viskas iš tos pačios kompanijos. Kai myli produktus, tai tų produktų nauda matosi ir ant veido, ir ant visur, žodžiu, su metais bandysiu gražėti. Ir kolagenos vartojimas, jaunin, pažiūrėsim, kam čia baigsis, į kurią čia nesu iki pampersų kaltais. Tai ačiū labai iš tikrųjų už tai, kad žiūri, už tai, kad esi. Jeigu galvoji, kad kažkam naudinga, pažymėk žmogų papačią arba tiesiog nusiųsk jam šį video. Ir jeigu kyla klausimų, visą laiką laukiu tavo žinutės, stengiuosi asmeniškai padėti, kaip tik galiu. Jeigu matau, kad negaliu padėti, aš tau taip ir pasakysiu. Iš manęs nenusipirksi, ar pas mane neužsisakysi, neprisijungsi, jeigu matysiu, kad tau negaliu padėti, tai aš taip ir pasakau. Tai dar kartą ačiū, kad žiūri. Aš baigiu savo alaviją ir einu vakarienės gaminti.